Sekmadienį Kėdainių stadione Nevėžis atidarė klubo 50-ąjį sezoną ir žaidė pirmąsias šių metų pirmos lygos pirmenybių rungtynes savo aikštėje. Deja, šį kartą komandai nepasisekė. Kėdainiečiai po klaidų prie savo vartų rezultatu 2-3 apmaudžiai pralaimėjo Vilniaus Granitui. Rungtynio pradžioje kėdainiečiai perėmė iniciatyvą ir jau 10-ąją minutę po kampinio Rolandas Lepakovas galva pasiuntė kamuolį į vartų tinklą. Bet 12-ąją minutę po šiurkščios klaidos gynyboje sostinės futbolininkai rezultatą išlygino. Iki pertraukos rezultatas liko nepakitęs, o daugiausiai įsiminė epizodas, kuomet paskutinę pirmojo kėlinio minutę galingas kėdainiečių Nerijaus Kestenio smūgis lietęs virpstą skriejo pro šalį. Antrasis kėlinys prasidėjo panašiai kaip pirmasis, kuomet 51-ąją minutę po kampinio Rimvydas Lipnevičius smūgiu koja nuginklavo svečių vartininką ir išvedė Nevėžį į priekį. Bet 68-ąją minutę Vilniečiai rezultatą išlygino, o 74-ąją minutę pelnė pergalingą įvartį. Nevėžio treneris Saulius Vertelis minėjo, kad susižeidus pagrindiniam vartininkui žaidime atsirado ryškių spragų. Šiandien tai, ką aš galiu pasakyti, nei čia vyrų galim kaltinti nieko, jeigu 3 kartus pakėlė, padarėm vartininkų klaidos, kuris netikėjom iš tikrųjų, kad per paruošimą normaliai stovėjo viską. Nežinau, čia jam pirmas rungtynės tokios buvo, gal jaudintis pradėjo ar ką, aš nežinau, ką su juo kalbėti, nes negalim taip. Balionai tokie pakelti, viską įmušam, tą įvartį išvargstam. Iš tikrųjų irgi vargam, kol tos įvarčius įmušam, rezultatas atrodo teigiamas. Bet prasileidom neišnieko. Mes patys, ne jie sukūrė, mes patys susikūrėm. Čia tokius įvarčius labai retai galim matyti, kaip sako, žiūrovai irgi stovi šaukia, kumščio kamuolį, numušk, negaudyk. Čia pirmas įvartis peršok per galvą. Atrodo, per paruošimas nebuvo. Tai kaltinti vieną vartininką irgi, bet šiai dienai taip yra. Ir aišku, imkim prie 2-1 vedėm, ir Kestenis kapitonas turėjo progų įmušti 3-1 gal, ir būtų jau viskas kažkaip. Sužaidimo tai tikrai trūksta, nes kaip pasižiūrė dabar šiai dienai reikia išleisti sudėti irgi, galvos skausmas ar tą išleisti. Nėra tokio. Trūksta, susižaidimo tikrai trūksta. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas ir Vilniaus Granito strategas gyrė kėdainiečius. Aš skaitau, kad Nevėžio komanda diktavo sąlygos, jie geriau kontroliavo kamuoliuką, geriau žaidė, paprasčiausiai mes labai gerai sužaidėm gynybai, padarėm tik keletą klaidų. Aš skaitau, kad paprasčiausiai jaunimas daugiau norėjo pergalės. Ir aišku, kažkur tai mums daugiau pasisekė, bet rungtynės aišku įdomus ir Nevėžio komanda labai gerą futbolą parodė. Visi pranašauja, kad Kėdainių Nevėžis kitais metais jau bus aukščiausioje lygoje. Tai mes džiaugiamės, mes jiems to linkim, jau ir pernai tą linkėjom. Jie, reiškia, gera komanda, o dabar dar yra ne vienas pretendentas, tai žinot, iš tikrųjų paaiškės po kokių 4-5 turų, kur bus realiai matysis, kas jau čia pretenduoja į tą aukščiausią lygą, bet mes jau tikimės, kad Kėdainiai šiais metais, kaip sakoma, tikrai iškovos tą kelialapį į aukščiausią lygą.